Sveikos mergelės. Savaitė pakankamai lygi, maloni, be didelių ekscesų, dvasinė būsena pakankamai pakylėta, taigi net jeigu šią savaitę nusprendėte pailsėti, pakeliauti, išvažiuoti slidinėti ir netgi ten ar kokį slalomą, dar kažkur, tai žinokite, kad jums labai yra palanku ir reikėtų apie tai pagalvoti, apie pauzę, apie poilsį ir apie biškutį fizinę veiklą, kadangi judėti šią savaitę yra ypatingai palanku. Pakilę nuotaika tikrai eisite į turistinius žygius, gal džiaugsite sniegu ir jums tinka visos aktyvios sporto rūšis, visos aktyvios būtent fizinės veiklos. Nors ir protinio darbo atstovai tikrai neblogai tvarkysis ir dirbs, bet dabar tikrai sakau, jeigu sugalvojate paatostogauti kelias dienas šią savaitę, tai tikrai yra pats tas. Tiesiog padaryti tokią kaip pauzę, kadangi tas judėjimas atneš po to jums didesnę, kaip sakant, ir energiją, ir protinę galią, tokį įgalinimą protiniai veiklai pasiekti labai aukštų rezultatų. Taip kad tie, kurie galite sau leisti, tos mergelės, tikrai mėginkite kuo daugiau judėti nuo ryto iki vakaro ir taip visą savaitę. Taigi, mielos mergelės, iki kitos savaitės, būkit laimingos, ate.